Čia Eimantas Stanionis, pasaulio bokso čempionas. Stanionis with the left hook. Stanionis, my player in the welterweight division, and a huge right hand. Oh my goodness! Welterweight champion of the world, Eimantas Stanionis. Šiandien visą dieną jis mane treniruos, kad pagerinčiau savo mušimo į kriaušę rekordą ir kad bent vieną raundą atsilaikyčiau prieš jį ringe. Sveiki visi, važiuojame į Kauną, filmuosim video su Eimantu Stanioniu. Esame Andriaus ofise, darysime Q&A su Andriu Talžūnu. Andriu Talžūnai, kaip jums sekasi? Palas čia su manim ir su Stanioniu. Atsakykite klausimą. Gerai. Q&A baigtas. Varom į Kauną. Yra Green Cafe, tai tenai suteik. Ateinu. Tai šiandien pirma mano užduotis bus įmušti į kriaušę klasikinę. Pažiūrėsim, ar per dieną aš patobulėsiu. Pasiruošė ir Sveikas. Ignas. Robertas. Yra kriaušytė gal kažkur? Jo, pramušė. Ar pataikai į kriaušę? Iš vis ar pataikai? Man dar draudimą reikia nueiti kažkur tai apdrausti. Prieš tokį kovotoją tai tikrai reikėtų apsidrausti. O jeigu įmušu daugiau už tai, kas... Tai gali būti, žinok, taip yra buvę. Su draugu mušiau, galvoju, neįmanoma, visiškai nesąmonė. Tai buvo vaikystė visokių bairių, kauniečių. Jeigu nori rasti problemų, surasi problemų. Pas mus dabar ramu, viskas ramu. Eimantas vaikšto, prižiūri Kauną visą. Čia buvo prieš mėnesį. Kas buvo? Nu, biški buvo. Kaune įvykių. O kriaušės nėra? O kur yra Kaune, gal žinot? O tave galima vadinti pasaulio čempioną? Ką reiškia galima? Esu. Atsiprašau. O tai kapą turi ką nors? Ne, reikėtų, ne? Kai kurie anksčiau vietoj kapos naudodavo plastiliną tiesiog atsukasti. Tai čia anksčiau ar ir dabar dar naudoja? Ne, dabar kapos yra. Aš šiaip Kaune gimęs, žinai? Rimtai? Tu čia žinai viską? Ne, aš tik gimęs. 2 metus gal pagyvenom. Su tėvais ir iš Kur? po to į Tauragę, tada į Šilutę, tada į Klaipėdą ir tada iš Klaipėdos. Jo. O, kriaušytės yra. Man reikia grinūną. Andriau? Ką jis grinų turi? Turiu aš. Nu, Ropkė, aš į skolą pastavimą. Ropkė sponsorina šitą video. Galim tave pareklamuoti? Jo. Koks Instagramas? Ropkis. Tai va, pasiekit jį. Šiandien sponsorina video jis. Pasuk, biškį riešą, jo. Kažkokia taktika yra, išsibėgėjus reikia ar ką? Čia ne, tai jeigu Palangoj muša visi iš barų išėję, tai ten tikrai be apšilimo muša. 1, 2, 3. Ne, užtaikiau. Po treniruotės bus geriau, jau matau. 7, 9, 1. Monstro eilė. 900. Nesijaučiau jaukiai čia. Nu, dar jau pabandysiu, gal. Šitas skamba tikrai. Na, biškį daugiau. Jau skauda. Čia su šitais nejokas gali pasižaisti. Bus minkštesnė ar kažkas ir paskui riešą bus. Gali traumą iškart turėti. Kur tu rekomenduoji žmonėms valgyti? Sportininkams, tokie kaip aš? Tokiems kaip tu? Čia kebabų yra. Treniruočių stovykloje su ruošiuosi kovai, tai realiai visada pats gaminu, nes aš pats žinau, kiek aš ko įdedu, žinau. Ir sveriu tą maistą, nes man reikia pastoviai mesti. Favoriai ten būna, kad reikia 12-13 kg numest. Kitiem neleidžiu, nepatinka. Man pačiam patinka gaminti. Čia neskanus mano maistas, draugė kartais pasižiūri. Kaip tu gali, sako, šitą valgyti? Varysim po treniruotės pavalgyti, pagalvom, kad logiškiau, ne? Taip, prieš treniruotę nereikia. Aš taip galvoju, kad pasistiprinsiu, nes man jėgų reikia. Nuo vakar mitybos, man atrodo, turėjo energijos. Ką valgy? Vištienos su ryžiais vakare. Nu tai va, tai angliavandenių užtenka, ne? Nu dar šiandien valgiau pusryčių. Ai, nu tai viskas. Avokadą, lašišą. O, šiandien visai dieną jau nereikia valgyti. Aš treniruosim, pažiūrėsim, ką išmoksi. Tai pažiūrėsim, ką išmokysi. Išmokysim, tikrai kažką. Tai jau Kaune aš ir vienas nebijosiu paeiti. O ką skambinti tau iškart? Prilėk, jau. Atvažiuotum? Tai tektų, ką padaryti. Liava, čia tokį stogą turiu Kaune. Tai nori mane į Ameriką pasimti? Nori varyti? Davai. Davai. Kada varom? Tai nežinau, tai kada kovo bus. Tai kaip su ta kova? O, nefilmuoji šitą. Ką, bėgsim su Nike tokiais batukais, nes palikom vienus mašiną. Nieko tokio? Nieko tokio. Nesvarbu, ne, kokia apranga. Svarbu, kas širdį. Svarbu nuotaika. Šiaip švartuoji ar ne? Nu, biški dabar štanginį, bet taip. Ja, čia greitai bus privažiuoti, jeigu ką. Pulsas užkrisi čia. Mano jau dabar 125, daug čia? Tai nuo riešo, tai žinai, kad nesąmonės rodo. Samsungai gerai rodo. Nuo čia gali ar nuo ten gali pradėti? Nu, treneri, reikia
nuo galo. Nu gal, gerai. Čia pasiryžęs, nu davai. Nu tai duok startą. Op, greičiau. Greitai. Biški pastangų daugiau pastangų. Visai neblogai, pirmam kartui. Ką rodo? O, 140 jau. Palauk, toj parodys turbūt 220. O kodėl tu sėdi? Tai čia tik pirmas dabar, dar liko 9. Ne, jau galvoju vienas ir viskas, taip nevyksta. Dai, bėgam. Jau dūsta. Nu, ką pulsas rodo? Va, 105. 4, bet kyla. Gerai? Tai neblogai, kažkaip sunkiai kvėpuoji dar vis. Ne, normaliai. Apsirink džinsus. Tai gerai, kad nevalgiam. Bet visi valgo bananų sportininkai, čia gerai ar ne? Taip, nu visiems pagal viškimą, šiaip tai jo, gerai. Kartais kyla rūgštis nuo jo, kartais normaliai. Tai gal su šampia maišai? O kaip su draugė sutari, sakai, mažai laiko praleidai? Mes labai daug laiko buvom per atstumą. Pradžią aš vykau į Ameriką, tada jinai atvyko į Ameriką. Buvom gal Amerikos siesim gyvenimą, paskui pamatėm, kad nais ne mum, tada negrįžo čia studijuoti. Pirmyn atgal toks. O jūs kiek metų kartu esate? Labai daug, 10. O jūs kaip čia, susituokę? Susižadė. Tai kada vestuvės? Bus. Amerikoje ar Lietuvoje? Lietuvoje. Nu, jeigu jau į Ameriką pakvietei, tai gal ir į vestuvės jau pakvietei. Einu aš raktą paimsiu. Labą dieną. Gal raktą galima nuo bokso salės. Ačiū labai. Jie tokie mokyklai, žinai. Čia Lietuvos sporto universiteto bokso salė. Tai tu čia visą laiką ir praleidai dažniausiai? Aha. Bet kiekvieną dieną, marai? Kiekvieną dieną, be išimčių. Va čia tai tikras sportas. Muzono neleidžiu, tai jūs pamatytumėt, kiek aš žinučių naujų čia randu. Būna visau, kad ir aš pasiklysiu, bet būna ir man, kad aš nesuprantu. O temperatūrą galima pasimatuoti. Pažiūrim. Žodžiu, žema tavo temperatūra. Tai eidavai į salę, ten kažkokia labai žymė. Valkarda. Tai čia pati žymiausia salė. Nu, Amerikoje jo. Skiriasi salė nuo čia? Jo, jinai mažytė, gal sakykim naujesnė biškį. Tai ką ten susirenka visą grietinėlę? Pirmaniais, trečianiais, penktadieniais būna šparingai. Mes boksuojamės, tai labai daug žmonių būna susirenka ir visi jo. Žiūrėti ar? Ne, žiūrėti anksčiau leisdavau prieš COVID-ą, dabar neleidžiu žiūrėti, bet vis tiek būna, atvyksta kažkas. Tai su kuo ten boksavaisi? Aš ten šparingavau, ten su tokiu Jose Ramirez, nu, iš tokių žinomų, jisai ten pasaulio čempionas, paskui su Miguel Cotto. Kaip priėma tave, draugiškai ten? Pradžioje tai visi žiūrėjo kaip į mėsą, visi norėjo mane, žinai. Bet aš paskui gerai su jais šparingavausi, įrodžiau, žinai, savo kartelę turi įrodyti, parodyti, ką sugebi ir paskui jo visi gerbė. Ten dabar pakankamai, manau, mylimas esu tikrai, su niekom nesusipykęs. Tai dabar visi taip, ar kai tu įeini į salę? Ne, būna, tai iš kartais nenori šparinguotis, nes aš kartais būna, jeigu man bloga nuotaika, tada stengiuosi stipriai šparinguotis. Apšilimą dažniausiai aš darau su šokdynė, tai tau duosiu šokdynę, pažiūrėsiu, kaip šokinėjai. Tai va taip daryti, tokį žinai. Na, jeigu laiką, 10 minučių. 10 minučių? Čia galvau, bus paprasčiau viską. Parodyk kaip prof. Jau matau, kad moka, jeigu žinai, kaip būna. Pažiūrėsiu, sako. Bet jūs ten kažkaip taip atrodo, kad mokat tokį. Pažiūrėsiu. Oh my god! Žinai, kaip būna, kartais su kažko šneki ir kažkas nors pradeda nervuoti, taip reini. Per alkūnės. Aš tai pano meškai vardu. Davai, garčiau! Taip, mažutė, taip, opa! Pirštinės susidės, baigsis juokai. Žinai, kas daugiau reikėjo uždėti, tą lemenę turim. Pažiūrėsim, aš tai galiu nukirsti per lemenį, per pilvą ar ne. Gerai? Nežinau. Dar nesupranta, kas bus, žinai. Ir mokinsimės dabar džabą. Džabas yra, žinai kas? 1-2? Džabas. Aha, tai 1-2 džabas. Džabas 1-2, okei. Džabas yra priekinė ranka smūgis. Jo, neblogai, žiūrėk. Toks apsimetas. Užsileidė, žinai, buvo. Čempionas 2 diržų. Anas Meršas čempionas. Nu, o dabar 2. 1-2. Kažkur tu biškai mokytis, tikrai Ne. YouTube? How to be Jake Paul. Ne, aš jau padominu, kaip būti, Eimantas Stanioniu. 1-2. Taigi žiūrėjau mano kovas. Tu visada va taip eini. Nu, 1-2 ir 3. 1-2. Ne. Šonis eina taip, šitaip. Neina nei taip, šitaip turėti. Įsivaizduoju, kad griebtum kažką. O, dabar gerai. 2, 3. O. Žiūrėjau. O, greitai užsivedęs. Da. O, taip.
Galvoju, grįžta, tikrai neblogai, Gerai. Patinka. Kiekvienas turim kažkokį jutimą ir aš jau žinau daug maž, ką tu man darysi, tarkim, tu tai tikrai nežinosi, ką darysi, nes, žinai, būna sunkiausias tais, kurie neturi daug patirties, tu nežinai, iš kur koks smūgis ir kokia trajektorija. Džiabais, išmokai, kuris smūgis yra? Jo. Kuris? O, gerai, ne 1-2-1. Nu tai va, pavyzdžiui, muši ir aš turiu tave nudengti. Čia gynėsi, paskui aš galiu čia daryti saulutį, čia galiu daryti. Nu, po to važiuoju. Tau neįkriaušia Palangoje mušti. Tikrai ne Basanavičiaus gatvėje. Mane gąsdina jis jau. Prikolina visą dieną. Atėjo maksimalių išbandymų metus. Ne, tai mes nieko tau nedarysim. Tu pats sakei, kad turi gerą draudimą, tau labiau apsimoka ateiti į bokso salę. Įrodymus jau. Tai mes tai klausyk paslaugą padarysim. Po to pasidalinsim šaivas per pusę. Čia kairę ir tada čia ir... Nu gerai, mažutė laikykis. Op. Ne taip. Jens. Ne taip. Na, ble. Taip. Ne taip. Kitas pratimas. Palauk, kas čia vyksta? Nieko, mes mušim tau, pasakysi, ar skauda, ne? Tai va, tu man čia? Jo, čia treneriai muša, nu, čia va, smūgius. Po to Andriui pabandysim. Aš tik be draudimo. Nu tai gerai. Buvo malonu susipažinti, Eimantai. Ne, užrakinta. Bliam, užrakinta. Kvepavimai yra kažkokia. Turėsi į ten presą ir... Tai va. Gerai, kad nevalgi nieko. Yra labai gerai. Esi matęs tokių video, ne, kaip muša į liemenę? Mačiau, nu, bet tai netokie gal kaip tu. Ne, muša. Nu ką, pasitikite, raudonajame kampe, Ignas Lėlį! Palavins, kad gerai. Jau nokauntą, net neįlipus į ringą padarė. Šiaip skauda, ar ne? Kertam, Robi, kad ne. Bля, šitas geras. Oi, gerai. Gerai, kad draudimą turim. Norėjau atgal kelt, bet gaila. Jei kas nori, pabandykite, tai 100 eurų ir gali bandyti. Eik, na. Tai davai, aš tau dabar. Davai. Bijai? Labai bijau. Gerai. Tai jis net garsą išleidžia, ką man čia filmuoti. Ne, viskas gerai, žiūriu. Na gerai, patys stipriausiai, bandysiu jau kažką pajaust. Tai ties ar šoninį kokį apsispręs? Ties. Ties stipriausias tavo. Iš kur nusprendė? Aš nežinau. O, žinai. Gerai. Nori dar? Ne, jau geriau. O, grinai Anas Meršo čempionas. Norėjau jį vis laikas pasakoti, jis pavartų greičiau. Bet aš nepavargau. Pažiūrėm, nuimk laiką. Ai, padarom pompą. Tai muš. Ne, tai gerai, aš tik. Tikrai nemuši. 20 sekundžių. Be mušant irgi pavargsti, ne? Neblogas. Kaip to priešininkai turi. Sunkus sportas, ne? Labai sunkus sportas. Tai čia dar į galvą negauni. Tai va. Tai bet dabar eisim. Taigi pirštinės dėsios aš. Ką tu pasakai? Pirštinės dėsios. Eik, čia. Crazy, žinokit. Jeigu kažkas nori paturėti ekstremalius išbandymus, varykit į treniruotę su Eimantu. Davai, I'm ready. Ready? Ana Meršo champion. Please welcome, in the blue corner, World Boxing Champion, Eimantas Stanionis. And in the red corner, the champion of Animesha, Ignas Lėlys. Parodysim, kur čia vežiai žiemoja. Ar Tauragėje, ir Šilutėje, ir Kaune? Vai, reikia, pasveikin. Sakė palikti.
Raundas baigęs. Pim. Dar reik minutę. Sorry, jeigu ten stipriai tau įtenki. Ne, tai nieko tokio, viskas gerai. Kai jaustum bankės geras, tai iš vis įtam po dvigubą. Neina atsikvėp, niekaip, ta prasme. Čia oro gal trūksta ar ką? Ne, netrūksta. Gerai. Nieko negirdžiu, bet gerai. Paskutinis raundas. Paskutinis antras? Jo. Kaip 12 yra, tai nežinau. 2 užteks. Nu, davai. 2. Sugalvojo, neblogai. Visai gerai. Matai, veikia, mastai. Ne. Tik tai įdeda kažkiek jėgos viskas. Matai, toks leidi, nieko nedarai. Puola, paskui biškai kažką. Nebenoriu. Bet tu gali taip nukankinti, ne, prieš. Tai va, mano stilius toks yra realiai. Aš pabiški medžioju. Po biškį irgi. Taip. Žinai, kaip kiti naujai. Ne, tai jo. O tu labai tvarkingai. Tai dar galėčiau pasistengti, Bet, kiek čia raundų? Dar nėra raundų pagal minutės. Minutės dar raundų nebuvo. Nes aš tai laukiu, kol tu pulsi, žinai. Ai, tai gerai, tai dabar aš pulsiu. Net reikia pabandyti tavo į pilvą, pažiūrėti, ar priėmi smūgius, kaip gynyba ar išmokai, ar ne. Žinai, koks jausmas per liemenę, o dabar tikroviškai, nu, ta prasme. Tau aiškinu, žiūrėk. Tu įmik tašę, aš batus ir pėstinau. Nu gerai, dėl video, paskutinį raundą. Dėl video, matai? Aš pažiūrėsiu skausmo atsparumų, žinai, lengvas, neveikia antras, vieškai stipriau. Nu ką, lengva. Ta pompelė tokia. Tas čia vis prilaukia, vis mane toks pasistojęs. Ateik. Gerai. Alkūnės, ane? Alkūnės. Turiu trenerių, tai gerai, malodės. Svarbu, kad taim teik. Duok tą pataką. Hunči. Ką visai? All G. Net atsistumėt užtek. Tiek jėgų. Šeikuoju. Gerai. Supratau, kad. To, žinai, raundą turim. Ačiū, kad žiūrėjai šitą video. Ačiū treneriui. Nu, bet Ačiū komandai. išgyvenai šaunuolis. Dabar atsistatyti reikia. Po tokios treniruotės tai jau tikrai tau reikia atsistatyti. Alaus. Kokio tavo alaus? Kepta duona. Ne, tai Janas Plešas čempionas, tai jis nori, žinai, to alaus, dar kažkokių stiprių gėrimų. Ačiū tau. Nu, šaunuolis. Buvo labai gerai, iš tikrųjų. Labai didelė garbė. Pastovėt su tavim čia. Tikiuosi susipažinai su šitą sporto šaka. Niekada nesakysi, kad jinai lengva. Aš niekada nesakiau. Jinai iš šono atrodo visai kitaip. Pabuvus čia, buvau pasmilinuoja. Pasiekit Eimantą Instagram'e, laukit jo sekančios kovos, kažkada bus. Greitų metų, manau. Greitų metų, tikiuosi, šiais metais. Ir laukit kitų video. Paprenumeruokit šitą kanalą. Jeigu patiko, parašykit. Kuo daugiau peržiūrų, to bus geriau. Nu, kaip matot, aukų vis tiek pareikalavo, bet nieko. Randai vyrus puošia.
Sustiksim kitame video. Nu kaip mokinomės, kad stipresnį smūgį atlikti, turi dubenį užmest čia ir... Okay. Tu biški šiek tiek arčiau prieik. Tai dabar atgal įsitrauks. Jo. Nu davai, laikykis. Davai. O kiek buvo praeitas? 8-5? Ką virš 8? Reikia 9. Jeigu virš 9 jau būsi pagerinti. Gerai. 8-7 bus gerai. Nu davai. Išmok kokią nors ar ne, pažiūrim. Čia, pagerino. Iškart geriau, matai. Geriau. Varau Palangą dabar. Rezultatas pasiektas, treneri. Ačiū tau. Dar kartą viso gero. Adios. Klausiu patarimų, tai varyk. Laikrodis išmušęs 5 ryto, liepia mano varyk. Sunku atsisveikinti, kiekvienas į kada tu grįši ar galvosi, sakyk.